Labadiena. Šiandieną mes ir vėl kartu su Dalia Asanavičiūte kalbame apie aktualijas, įdomias ir reikalingas lietuviams gyvenantiems užsienyje, lietuviams grįžtantiems iš užsienio ir jau lietuviams gyvenantiems Lietuvoje, grįžusiems iš užsienio arba norintiems išvažiuoti į užsienį. Šiandieną mes gvildensime temą labiau aktualią žmonėm, kurie grįžta iš užsienio ir jau gyvena Lietuvoje ir susiduria su vairavimo teisių problema. Tad šią situaciją gvildensim su Seimo nare Dalia Asanavičiūte. Labas, miela Dalia. Labas, miela Sandra, sveiki, kas girdit ir klausot. Tai kas tenais per problema, Dalia, su tom vairuotojų teisėm, kada žmogus išsilaiko, pavyzdžiui, Anglijoje vairuotojo teisės ir nori grįžti į Lietuvą su visam? Ką jam šiai dienai reikia daryti ir su kokiam problemom jisai šiai dienai susiduria? Na, iš tikrųjų, kadangi jau 5 metus iš eilės grįžtančiųjų į Lietuvą gyventi yra daugiau negu išvykstančiųjų, susidūrėme ir ypač po Britanijos išstojimo iš ES, susidūrėme su labai keista problema, kad ne ES, tai yra Jungtinės karalystės lietuviai, kurie grįžta į Lietuvą ir nori pasikeisti savo anglišką vairuotojo pažymėjimą, jiems reikia iš naujo laikyti egzaminus, nes tai yra ne ES ir pasirodo, mes neturim sutarties su Jungtinė karalystė dėl vairuotojo pažymėjimo pakeitimo be egzaminų. Dėl to, tikrai tokia keista situacija susidarė, kuria galvoju, viskas yra išspręsta ir paprasta, tačiau pasirodo nepaprasta, žmonės kuo toliau, tuo labiau skundžiasi, kad kodėl toksai bereikalingas dalykas, iki šiol grįžti, pasikeiti ir važinėjai, o va dabar iš tos ES reikia išlaikyti egzaminą, nes tai yra ne ES valstybė. Ir tikrai šitą supratus ir gaunant kuo daugiau skundų, pradėjau domėtis, o kame problema, kaip tą galima būtų išspręsti. Ir ta problema Iš tikrųjų problema, nes analogiškai žiūrint, jeigu žmogus atvažiuoja su teisė gyventi į Angliją, jisai be problemų priduoda, išsiunčia lietuviškas vairuotojo teisės ir anglai pakeičia į angliškas, prideda share kodą ir keičia, nereikia jokio egzaminų laikyti. Kodėl taip skirtingai, ar ne? Atrodo, Anglija irgi iš ES, anglai priima teisių keitimą, o Lietuva nepriima. Ir čia problema yra ne tik Lietuvos piliečiams, kurie atvažiuoja į Lietuvą, bet ir Jungtinės karalystės piliečiams, kurie ar sutuoktiniai, ar atvažiuoja darbo pagrindų, kurių yra maždaug apie 800 Lietuvoje, jiems taip pat yra problema, jeigu nori ilgiau būti Lietuvoje ir vairuoti, jiems reikia keistis ir laikyti egzaminus. Dėl to, kad Lietuva neturi, pasirodo, sutarties su Jungtinė karalystė ir, kadangi Jungtinė karalystė jau nebe ES, tai tokių dvišalių sutarčių mes neturime ir jeigu Jungtinė karalystė ko gero lanksčiau tą sprendžia, mes to pagrindo pasirodo neturime. Ir aš tikrai domėjusi ir su Vidaus reikalų ministerijos viceministru ilgai ieškojome, kur pakastas šuo. Ir radome, kad to susitarimo nėra ir tas susitarimas turėtų būti padarytas tarp Lietuvos ir Jungtinės karalystės. Ir kaip tik, kadangi esu parlamento draugystė su Britanijos parlamentų grupės pirmininkė ir mes susitikome dar pavasarį su Britanijos parlamento atstovais, jie lankėsi Lietuvoje ir užsiminiau apie šitą situaciją, paminėdama, kad ir jų piliečiai Lietuvoje turi problemų ir nemažų problemų. Jie tikrai nustebo labai nuoširdžiai ir pažadėjo pasidomėti ir politinių lygių tą spręsti. Bet žinant, atėjo Britanijai netikėtai rinkimai, visą parlamentą paleido gegužės berods pabaigoje, vasarą turėjo rinkimus, ir kol baigėsi tas etapas, dalis tų, kurie buvo atvažiavo, buvo nebeišrinkti, tai teko ieškoti naujų kontaktų. Ir aš noriu ypatingai padėkoti ir mūsų ambasadai Jungtinėje karalystėje už jų tikrai tokį aktyvų įsijungimą ir aktyvius veiksmus bendraujant su Jungtinės karalystės Vidaus reikalų ministerija. Ir jau dabar tas tarpusavio susitarimas po truputėlį aiškėja ir mano noras ir lūkestis, kad
anksčiausiai iki kitų metų vidurio tą susitarimą pasirašytumėm ir mūsų žmonės neturėtų problemų. Nes tikrai tokia netikėta techninė problema, kuri erzina, tiesą pasakius, grįžusiuosius. Nesudėtinga, aišku, išsilaikyti egzaminą, jeigu tu patirtį turi, bet mes juk ne apie tai, ar ne? Mes apie tai, kad, tai yra žmogui, kuris vairuoja 10-20 metų ir kuris teisės įgyjo jau po išstojimo, nes tie, kurie įgyjo iki išstojimo iš ES, problemų yra mažiau. Bet kurie po išstojimo iš ES Jungtinėje karalystėje įsigijo vairuotojo teises, tai tiems yra apsunkinimas, nepagrįstas apsunkinimas grįžti į Lietuvą, susitvarkyti pažymėjimą ir vairuoti sau drąsiai. Ir apskritai, labai juokinga, ar ne, tu grįžęs į Lietuvą pusę metų dar gali važinėti su angliškom teisėm. Tai reiškia, tu pusę metų moki vairuoti, o po pusmečio tu eik laikytis egzaminą ir mokintis iš naujo. Tai konkretizuojant, aš taip suprantu, kad jau meškerės yra užmestos ir veiksmai yra pradėti daryti dėl tų susitarimų, kad būtų tiesiog žmogus galėtų kreiptis į regitrą, priduoti angliškas teisės ir jos būtų pakeistos į lietuviškas teisės. Be jokių egzaminų. Taip. Čia tikslas yra labai paprastas, kaip ir pati Sandra sakai, kad grįžęs į Lietuvą žmogus ir nusprendęs gyventi čia Lietuvoje, pasikeistų vairuotojo pažymėjimą iš angliško į lietuvišką bendra tvarka, be jokių papildomų apsunkinimų, be papildomų egzaminų, be papildomų ir finansinių išteklių, ar ne. Tai toks tikslas yra kodėl? Dėl to, kad iš Jungtinės karalystės daugiausiai grįžtančių į Lietuvą gyventi mūsų piliečių, taip pat turim, tai svarbiausia ko gero, ar ne? Ir dėl to norim, kad tas grįžimas vyktų, visi mes norim, to labiau žinau, kad ir Jungtinėje karalystėje gyvenantys žmonės, kurie yra apsisprendę dalis grįžti į Lietuvą, kurie neapsisprendė, kurie nori gyventi Jungtinėje karalystėje, jie problemų aišku nemato, bet tie, kurie, pavyzdžiui, buvo studijuoti, ar ne, gyveno studijų metais, išsilaikė egzaminus, įsigijo vairuotojo pažymėjimą, gali važinėti, ir po studijų grįžta į Lietuvą ir čia siurprizas, negali pasikeisti be egzaminų. Tai reiškia, žmogui reikia dvigubus ir Jungtinėje karalystėje egzaminus laikyti, ir čia egzaminus laikyti. Ir kainuoja dvigubai. Tai šito tikrai noras yra išvengti, sutvarkyti sutartis, nes čia yra tarp dviejų valstybių šita sutartis, susitvarkyti, kad tos problemos tiesiog nebeliktų greitų laikų. O iš pačios praktikos, nes jau ne pirmi metai tu dirbi su užsienio lietuvių problemomis ir gvildeni visus klausimus tokius kaip švietimo problemos, kaip mokyklėlės, kaip finansavimai ir panašiai. Tai tokį biškį asmeninį klausimą noriu užduoti. Kaip pati įsivaizduoji, tai bus sudėtingas procesas pasitvirtinti tarp šalių šitą susitarimą ir priimti įstatymą, aš taip įsivaizduoju, ar ne? Ne, čia jokio įstatymo nereikia. Čia tiesiog turi ministerija pasirašyti su ministerija. Taip, čia yra ne Seimo darbas, bet aš kaip Seimo narė, ir iš tikrųjų ne kaip Seimo narė, nuoširdžiai pasakius, o kaip žmogus. Kaip žmogus, kuriam rūpi šitą problemą užčiuopus, bendradarbiauju, nes tikrai Lietuvoje yra labai sudėtingas buvo laikotarpis, ar ne, ir vidaus reikalų ministerija buvo užsiėmusi ir nelegalia migracija. Ir mes turime labai daug atvykusių į Lietuvą, kitų valstybių piliečių iš 200 000 ir sienų apsauga, ir policija turi be galo daug darbo ir taip toliau, ir taip toliau. Tai aš suprantu, kad toks mažas atrodo niuansas, jisai pasimeta. Ir kažkam reikia pakelti šitą klausimą, kažkam reikia pasakyti, pasižiūrim, kur yra bėda, kaip mes ją galim išspręsti ir tiesiog kartais reikia vis taip kapsėti ir klausti, ar padarė, Oi, labai žinau. Ar pasidomėjot. Tai čia daugiau, kaip sakyti, kaip įstatymą priimti tikrai jokio nereikia, bent jau kol kas to aš neišsiryškinau kaip būtinumo, kad reikia įstatymą kažkokį keisti. Tai yra dviejų šalių sutartis ir susitarimas ir tiesiog čia tokie peržengti biurokratinius tam tikrus biurokratinius žingsnius reikia padaryti, ir tos žingsnius po truputėlį darome.
Tikrai problema buvo ta, kad Britanija pasileido savo parlamentą, buvo rinkimai ir niekas, ir Jungtinėje karalystėje, jau Londone niekas niekam nerūpėjo, nes visi buvo rinkiminiai karštlygiai. Na, dabar jau nusistovėjo situacija, sudarėt vyriausybę, ar ne, parlamentas jau renkasi ir galima toliau dirbti. Tai to momento laukiau, na ir dabar vėlgi su ambasada dirbame. Tikrai aš džiaugiuosi ir ambasada, noriu dar kartą padėkoti. Dirbame tikrai labai petis petin ir su dideliu supratingumu, kad to reikia. Kam reikia? Mūsų piliečiams, mūsų žmonėms. Ir žinokis, iš mano patirties galiu pasakyti, kiek ir su Sodra tenka, visokius reikalus tvarkyti. Dabar jau giliau pabiškai jau eina tas darbas darbo būdu, tai viskas pasidaro darimo būdu, ar ne? Kada darom, tai mūsų padarom. Mūsų šūkis jau dabar su tavim, Sandra, kad dalykai daromi darimo būdu. Darimo būdu. Tad aš tikiu, kad ir mūsų žiūrovai palinkės mums vidui sėkmės ir stiprybės, kad pasiektumei šį užsibrėžtą tikslą ir kada įsivaizduoji maždaug savo viduje esi nusisprendus iki kada, nebūtinai čia tai turi ir įvykti, bet iki kitų metų vidurio, sakėjai, ne? Taip jau norėtum, kad jau... Taip, aš norėčiau ir toks tikslas būtų, kad iki kitų metų vidurio sutvarkyti šitą techninį nesklandumą, kad mūsų žmonėm net būtų problemų ir grįžti į Lietuvą ir susitvarkyti teisės, vairuotojo pažymėjimą ir ramiai savo nesukti galvos dėl tokio techninio niuanso. Suprantu, tai yra smulkmena, bet žinot, tam, kam reikia, tai nesmulkmena. Tai žinoma. Apskritai, visas mūsų gyvenimas susidaro iš smulkmenų. Atrodo, tai čia nėra labai didelis reikšmingas dalykas, bet jisai vienas prie vieno ir jau gaunasi masė žmonių, kurie turi problemų. Ir tas pats procesas, aš pusę metų Lietuvoje moku vairuoti, o po pusmečio nebemoku vairuoti. Tai va, tai... Ačiū Dalia tau už tavo ryžtą ir už tai, kad esi kartu su užsienyje gyvenančiais lietuviais ir sprendi jų problemas ir kuo reikės, tuo ir aš prisijungsiu į pagalbą ir aš tikiu, kad mes užsienyje gyvenantis lietuviai taip pat jungsimės į pagalbą. Tik sakyk! Ačiū labai, miela Sandra, ačiū labai, kad kalbi labai aktualiom temomis. Ir, ne tik kalbi, bet ir padedi jas spręsti. Tai aš manau labai labai svarbu, tokių žmonių kaip tu reikia ir vėlgi kitiem gali atrodyti maža problema, kad ir Sodros ar ne, kažkam nuėmė pensiją, kažkam priskaičiavo skolą ir tai atrodo, bendram maste yra labai nedaug, bet kiekvienam žmogui yra svarbu, kiekvienas žmogus yra svarbus ir tą matant, žingsnis po žingsnio dalykai sprendžiasi, tai tikrai ir ačiū tau labai nuoširdžiai, kad išgyveni dėl mūsų žmonių ir nuoširdžiai jais rūpinėsi, tas labai matoma. Tai ačiū tau, Meloj. Apsidėkojom vieną kitą, apsidovanojom padėkom. Ačiū mūsų sekėjam, kurie stebi ir žiūri. Tikiuosi, įnešiam vilties tiem, kurie planuoja grįžti į Lietuvą ir pergyvena, kas čia bus su tom vairuotojų teisėm. Taip, kad sekite ir tikrai padarysim viską, kad Dalios tikslas būtų įgyvendintas. Ačiū. Visa. Visa, iki. Iki. Iki, Dalia.